Sveiki, aš Manta. Aš Laura. Šiandieną mes apklausinėsime kelis mokinius, kurie apsipirkinėja internetu. Sveika. Labas. Ar užsisakinėjai prekes internetu? Deja, ne, bet mano teta užsisakinėja. Ar kokybiškos prekes? Ne visada, kartais jau atveža mažesnės. O tai ką reikia daryti, kad neatvežtų mažesnių ir žinoti, kad patikima prekė? Pirkti iš patikimų firmų, atsižvelgti į komentarus žmonių ir įvertinimus. Labas, noriu tavęs paklausti, ar perki internete? Kartais. O ar gavai kada nors brokuotų prekių? Nepamenu tokio atveju. O kur, tavo manim, kur geriau pirkti internete ar parduotuvėje? Manyčiau parduotuvėje. O tada, jeigu parduotuvėje, tai kokie ten pliusai, o kodėl ne internete? Tiesiog gali geriau apžiūrėti prekę. Ir tada tuo atveju negauti jokios brokuotos prekės? Taip. Ačiū tau. Noriu šiandien tavęs paklausti, ar perki internetu? Taip. Ir kokias prekes dažniausiai perki? Batus, aksesuarus, rūbus, daiktus. O neapgauna? Ne, jeigu neatsiunčia prekės, tada grąžina pinigus. O gerai, per kiek dienų turi atsiųsti būtent tą prekę, kurią užsisakei? Įvairiai. O Bet dažniausiai tai nuo 15 dienų iki 60. aišku.